Tai taip, aš esu Faustas Rugys, baigiau architektūros studijas, gavau magistro laipsnį pagaliau ir aš čia, nes mano darbas. Tai mano magistro darbas buvo piligrimų visuomenės centras, jisai buvo skirtas būtent piligrimams, nes Lietuvoje yra gan didelis toksai trūkumas tų centrų ir, manau, užpildau Kaune tą tokią tuščią vietą prie Prisikėlimo bažnyčios. Taip pat sutvarkau pačią visą Prisikėlimo bažnyčios teritoriją tuo pačiu ir tuom siekdamas sujungti labiau Žaliakalnį su Kauno miesto centru. Tai bent jau šitam būtent projekte tai buvo būtent tas didelis mastelis to gretimai esančio pastato ir kitas iššūkis buvo tai, kad mano pats pastatas tai yra apleisto seno garažo konversija ir tas garažas yra labai nedidelis. Tad statant prie tokių didelių pastatų sunku išgauti tą tokią išraišką, kad jinai būtų reikšminga visam miestui. Manau taip ir manau labai svarbu yra architektui būtent kaip čia įlipti kito batus, kad suprasti, kaip kitam žmogui galėtų būti ten toj vietoj, kaip gyventi, nes vis tiek projektuoji ne savo, kitiem žmonėm, tai turi įsijausti jų vaidmenį, ką tas žmogus veiktų. Linksmiausias, šiaip buvo labai sunkus, bet gal linksmiausias tai buvo jungtinis projektas, nes buvo toks kaip tarpdisciplininis projektas, kuris daug patirties davė dirbant su kitais žmonėm komandai.